Oho, neįtikėtina. Pažiūrėk į šias šaknis. Matai, kiek jų išauba? Tai nesėkmė, ne magija ir aš nenaudoju nieko keisto. Esu išbandęs daugybę metodų ir šis juos visus pranoksta. Šiandien EcoPlantur USA parodysiu tau tiksliai, kaip tai padaryti žingsnis po žingsnio tiek su rozmarinu, tiek su pinigų medžiu, naudojant tik vandenį, stiklainį ir mažą paslaptį, kurią tikriausiai jau turi namuose. Pasilik iki galo, nes papasakosiu tau tikslias proporcijas, keletą triukų, kaip šaknis augtų greičiau ir alternatyvas, jei neturi pagrindinio ingrediento. Tai nėra sudėtinga mokslas ir tau nereikės pirkti nieko keisto. Tai gali padaryti kiekvienas namuose. Daugelis žmonių kanale manęs klausia, koks yra geriausias būdas dauginti auginius. Ir jūs jau žinote, kad visada bandau įvairius metodus, kad parodyčiau jums tuos, kurie tikrai veikia. Ši sistema turi milžinišką pranašumą. Galėsi stebėti, kaip šaknis auga nuo pat pradžių, o tai suteikia pasitikėjimo ir leidžia greitai reaguoti, jei kas nors nesiseka. Tai veikia tiek su rozmarinu, tiek su pinigų medžiu ir tiesą sakant, matyti, kaip šaknis auga nuo pat pradžių yra labai malonu. Be to, šį būdą galite naudoti ir kitoms aromatiniams žolelėms ar net mažiems daržovėms. Svarbiausia, kad panardinta stiebo dalis būtų švari ir be lapų. Šis metodas taip pat padeda sutaupyti pinigų. Jokių brangių substratų ar sudėtingų chemikalų, tik vanduo, stiklainis ir šiek tiek priežiūros. Ir svarbiausia, galėsi kasdien stebėti, kaip formuojasi šaknis, o tai labai motyvuoja. Dabar pereikime prie ūglių. Rozmarinui nupjauk stiebus, kurių ilgis būtų apie 15–20 cm. Nereikia, kad jie būtų ilgesni. Pinigų medžiui užtenka, jei stiebai bus 15–25 cm ilgio. Pjauk įstrižai, taip padidinsi kontakto plotą ir šaknis greičiau augs. Dabar labai svarbus dalykas. Nuimtos lapų dalys turi atitikti tą stiebo dalį, kurią panardinsi vandenį. Jei stiebas bus panardintas apie 5 cm, nuimk lapus nuo tų 5 cm. Jei stiebas bus panardintas giliau, nuimk daugiau lapų, visada palik švarę visą tą dalį, kuri liesis su vandeniu. Taip išvengsi lapų puvimo ir visa augalo energija bus nukreipta į naujų šaknų auginimą. Patarimas: įsitikint, kad pjoviai būtų švarūs ir nesuspaustų stiebo, nes jei jis bus pažeistas, šaknis augs lėčiau ir augalas gali patirti stresą. Taip pat atidžiai apžiūrėk stiebą. Sveikas stiebas visada atrodo tvirtas ir žalias, tai rodo, kad jis gerai reaguos į vandenį ir deguonį, kurį vėliau suteiksime. Gali naudoti bet kokį stiklainį, stiklenę ar indelį, kurių turi namuose. Nebūtina, kad jis būtų ypatingas ar siauras. Svarbiausia, kad stiklainis stovėtų ramioje vietoje, be skersvėjų, nes jei ūgliai nuolat judės vandenyje, naujos šaknis gali lūžti. Nereikia ūglių niekuo pritvirtinti, tiesiog padėk juos į stiklainį. Ramus ir stabilus vanduo yra labai svarbus, kad šaknis nuo pat pradžių augtų stiprios ir sveikos. Jei nori, gali naudoti permatomą stiklainį, taip kiekvieną dieną matysi, kaip auga šaknis, o tai labai motyvuoja ir leidžia iš anksto pastebėti, jei kas nors pradeda nesisekti. Stiklainį pripildome vandens šiek tiek daugiau nei iki pusės tiek, kad apsemtų visą stiebo dalį, kurią nuvalėme nuo lapų, bet nesiektų žalių lapų. Idealu naudoti filtruotą arba nusistovėjusį vandenį, nes chloras iš čiaupo gali sulėtinti šaknų augimą. Atkreipkite dėmesį. Vandens lygis visada turi dengti nuvalytą stiebo dalį. Jei lapai lieka panardinti, jie pradeda pūti ir tai gali pakenkti auginiui. Jei stiklainis mažas, atitinkamai pritaikyk auginių dydį, kad visa panardinta dalis būtų be lapų ir apsaugota. Dabar atsargiai įdedame auginius į vandenį, švelniai juos prilaikydami. Jų nereikia tvirtinti, tiesiog palikite ramiai ir stabiliai stovėti. Kuo ramiau jie stovės, tuo geriau formuosis šaknis. Patarimas: kasdien galite apžiūrėti auginius ir pamatysite, kaip jų apačioje pradeda matytis balkšvas gelsvas gelis. Tai pradeda augti šaknis. Tai suteikia pasitikėjimo, kad metodas veikia ir augalai jaučiasi gerai. Prisiminkite, kantrybė ir stabilumas yra raktas. Nėra kur skubėti, o pastovumas daro skirtumą. Ir štai prieiname prie metodo paslapties. Vandenilio peroksidas, tas pats, kurį laikome vaistinėlėje ir naudojame žaizdoms dezinfekuoti. Tai svarbu pabrėžti.
Naudojame pačios žemiausios koncentracijos, kurią gali nusipirkti bet kurioje vaistinėje, buities prekių ar maisto prekių parduotuvėje. Tai nėra nieko ypatingo ar sudėtingo, tiesiog paprastas vandenilio peroksidas, toks, kokį visi turime namuose. Šis vandenilio peroksidas apsaugo nuo grybelių ir bakterijų bei neįtikėtinai skatina šaknų augimą. Tinkama proporcija 1 arbatinis šaukštelis kiekvienai vandens taurei. Jei tavo indelyje yra 2 taurės vandens, įpilk 2 arbatinius šaukštelius ir švelniai išmaišyk. Ir viskas. Jei persistengsi, gali pakenkti auginių šakelėms. Taip vanduo išlieka švarus, o auginių šakelė gauna deguonies ir apsaugą, kol vystosi šaknis. O kas, jei namuose neturime vandenilio peroksido? Jei neturi vandenilio peroksido, nieko tokio. Yra keletas alternatyvų. Pirmas variantas – naudoti akvariumo oro pompą su difuzoriumi gale. Įdedi difuzorių į vandenį ir sukuri nuolatinės burbuliukų sroves, kurios prisotina vandenį deguonimi, palaiko auginę sveiką ir apsaugo nuo grybelių bei bakterijų. Tai labai paprasta, be to vanduo išlieka švarus ilgiau ir nereikia jo taip dažnai keisti. Jei neturi nei vandenilio peroksido, nei pompos, gali tai padaryti rankiniu būdu. Tam reikės šiek tiek daugiau priežiūros. Kiekvieną dieną reikia švelniai ištraukti auginį, atsargiai pamaišyti vandenį, kad susidarytų deguonis ir tada vėl įdėti auginį atgal į stiklainę. Gerai? Tai reikia daryti kasdien, kol pasirodys šaknys. Kai tik šaknis pradės augti, palik vandenį ramybėje ir nejudink auginių, nes šaknis labai trapios ir lengvai lūžta. Naudodami šios metodus tiek su oro pompa, tiek rankiniu būdu užtikriname, kad auginiui pakaktų deguonies ir sveikai vystytųsi, net jei neturime po ranka vandenilio peroksido. Įdomi detalė, kurią žino daugelis augintojų, yra ta, kad mėnulio fazė gali turėti įtakos tam, kaip vystosi šaknis. Pagal tradiciją delčiai yra palankiausia fazė šaknims leisti, nes manoma, kad augalo energija labiau susitelkia šaknyse. Tai nėra būtina ar moksliškai pagrįsta, tačiau tai yra populiarūs įsitikinimai, kurie praktikuojami jau labai seniai ir turi didelę reikšmę tarp augintojų. Jei galite tuo pasinaudoti, jūsų auginiai gali nuo pat pradžių išauginti stipresnės ir sveikesnės šaknis. Tokias smulkmenas kaip ši, kartu su geru pjūviu ir švariu vandeniu, padeda visam procesui būti saugesniam ir efektyvesniam. Taigi, štai ir viskas. Paprastas, švarus ir veiksmingas metodas. Padėkite stiklainius vietoje, kur yra natūralios šviesos, bet tiesioginiai saulės spinduliai nepasiekia. Laikykite vandenį švarų ir kasdien stebėkite auginius. Po kelių savaičių pamatysite stiprias šaknis, pasiruošusias persodinimui ir galėsite džiaugtis sveikai augančiais rozmarinais bei pinigų medeliais. Jei patiko, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite kanalą, kad sužinotumėte daugiau tikrai veikiančių sodininkystės patarimų. Susitiksime kitame vaizdo įraše.